Labas vakaras, mėly žiūrovai, sveiki visi įsijungę LRT Plus kanalą. Netrukus prasidės pirmojo turo atomazga, mačas tarp Vilniaus Žalgirio bei Telšių Džiugo. Michailovičius prieš jį nusegbęs Uško. Michailovičius, jo perdavimas arčiau vartų ir kolektyvinėmis pastangomis apsiginama. Burbas, smūgis ir Paukštė. Kontratakų, ką galbūt buvo galima planuoti. Ir štai momentas po momento ir vėl Vilniaus Žalgiris baudos aikštelėje. Čia Hadži ir įvartis, mušamas įvartis, labai grubi Džiugo klaida ir Kasimas Hadži yra toks varžovų klaidų kolekcionierius. Puikiai išpildyta situacija. 16 minutė, na net sunku, kurį laiką buvo galvoti, ką čia pasakyti. Tikrai tikėjausi, kad Džiugas apsigins toje situacijoje, bet čia, žinoma, tas Žalgirio spaudimas galbūt kiek ir psichologiškai buvo. Gana mažai apie jį tenka pakalbėti, net ir su kamuoliu būna nedaug šis žaidėjas ir Hadži. Bet tikrai nėra lengva ir... Oi, Paukštė, koks epizodas. Bravo, Mariui Paukštei. Ir matom, kad tikrai Džiugui tenka daug gintis. Epizodas Telšių Džiugui, jeigu ten Vilius Piliukaitis būtų sulaukęs perdavimo, nebuvo nuošalės, Bička smūgiavo ir dar nuo vieno kampinio džiugiečiai, Fofana. Bička, prarastas kamuolys, perdavimas į priekį ir klaida, 3-1, Urbys, perdavimas Jamadai, 4-2. Jamada baudos aikštelėje, ar bus perdavimas, smūgis ir Tordajus traukia kamuolį. Bet šiek tiek jam pritrūksta, tai matėme. Smūgis galva, įvartis, Telšių Džiugas pasižymi, Lukas Ankudinovas. Nuostabus smūgis galva ir FIFA žaidimo sudarytojai galbūt kažkada vėliau ir prisimins šį įvartį. Tikrai nuostabus smūgis galva iš žaidėjo, kuris tokiais smūgiais tikrai dažnai nepasižymi. 3 taiklų smūgiai ir 1 rezultatyvus perdavimas. Pasižiūrėsime, galbūt šiemet ir 4 tikslų smūgiai bus šio žaidėjo sąskaitoje. Smūgis ir Paukštė, bravo, dar kartą. Dar vienas preciziškas šio patyrusio žaidėjo perdavimas. Matėjus Burba. Fofana, jo smūgis, Paukštė tiesiai į Marių Paukštė skrieja kamuolys. Geras buvo ten perdavimas, paspęstus nuošalės pastus. Mutaši klaidina savo oponentą. Mutaši, jo smūgis, Paukštė traukia, bet iš kontrataka. Simonas Urbys laukia komandos draugo. Ir geras perdavimas. Baudos aikštelė veiksmas, smūgis šalia vartų. Sulaukęs savo momentų. Dabar geras perdavimas. Arčiau vartų, kas pirmas prie kamulio. Ir rikošetas. Kampinis apeliuoja Žalgirio žaidėjai į Robertą Šmitą. Į tai, kad buvo žaidimas ranka, na ten į Suško kamuolys atsimušė, bet tai buvo po rikošeto ir sunku pamatyti tą epizodą, bet ten panašu, kad ir Karolis Šilkaitis išmušė tą kamuolį, atsiveria šiek tiek ir plyšių. Džiugo komandoje pastaruoju metu perdavimas į baudos aikštelę, smūgis galva ir įvartis. Įvartis muša į Gustas Jarusevičius. 71 minutė į Vilniaus Žalgirį grįžę žaidėjas. Nuginkluoja Marių Paukštė smūgių galva ir Marius Paukštė ten turbūt ir neturėjo daug galimybių išgelbėti savo komandos, o Gustas Jarusevičius mums demonstruoja, jog... Bet ir Vilniaus Žalgiris turi savo greičio priekį. Uškarovas spėja prie Hadži, Fofana, blokas, smūgis ir virš vartų. Vilniaus Žalgiris. Bet mano nuomonė turbūt Vilniaus Žalgiris, bet galbūt ta situacija pasikeis. Nes sveikinimai Vilniaus Žalgirio komandai su iškovota pergalė, rezultatu 2-1, tikrai atkaklios buvo rungtynės.